Sveiki, su jumis Žiburio žinios, ačiū, kad žiūrite. Dabar truputį šioks toks įvadas į profesinį orientavimą. Sveiki visi, su jumis rimti pokalbiai su rimtais žmonėmis. Šį kartą aš pristatysiu itin opią problemą, tai yra mokinių nežinojimas, ko nori, tai yra profesinio orientavimo stoka. Šią problemą bandysiu išspręsti, nueidamas ne taip jau toli, ogi į 4. aukštą pas mūsų mokyklos psichologę Janina Kuncienė. Žinau, kad esate ugdymo karjerai koordinatoriai. Gal galite ką nors papasakoti apie tai? Iš tiesų, tai yra nauja pareigybė mano ir nauja veikla mokykloje. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad lig šiol mokykloje profesinis informavimas buvo vykdomas profesinio informavimo taškuose. Ir mūsų mokykla būtent ir buvo profesinio informavimo taško skleidėja. Nuo šių mokslo metų profesinio informavimo taškas jau vadinsis kitaip, tai bus ugdymo karjerai centras. Ir būtent mano ir pareigos šiemet yra ugdymo karjerai koordinatorė. Tai pagrindinės veiklos, kurios bus vykdomos mano, tai bus profesinis informavimas, profesinis konsultavimas ir ugdymas. Ir būtent naujovė šiemet yra tokia, kad pasikeitė turinys. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas mokinių kompetencijų ugdymui. Ir pagrindinės mokinių kompetencijos, kurias ugdysime mes visi mokykloje čia dirbantys mokytojai, tai bus savęs pažinimas, sprendimų priėmimas, karjeros planavimas ir karjeros įgyvendinimas. Tai yra labai plačios sritys ir jų ugdymui iš tiesų labai svarbu mokytojų nusiteikimas, nors manau, kad visada mokytojai tas kompetencijas mokinių ugdo, tik tai galbūt nereikšmino. Na ir dar noriu pasakyti, kad iš tiesų karjera žmogaus gyvenime tai ilgai trunkantis procesas. Ir žinau, kad yra mokinių, kurie ir apskritai gal dauguma mokinių nežino, kokią pasirinkti profesiją. Galbūt numatė kelias kokias nors profesijas ir iš tų nepavyksta pasirinkti. Tai būtent tiesiog jie gali kreiptis į mane, gali kreiptis į savo klasių vadovus. Ir mokytojai ir aš, žinoma, mes galime pagelbėti toje srityje ir atliekant įvairiausius testus, dominantis įvairiomis profesijomis, susipažįstant su darbo aplinka, bus lengviau pasirinkti. Šį šeštadienį aš ir mano bendraamžiai važiuojame į Vilnių, į Litexpo parodų rūmus į parodą Mokykla 2012. Gal galite ką nors papasakoti ir kitiems žiburiečiams apie tai? Taip, iš tiesų mes šį šeštadienį išvažiuojame į tą parodą. Ir ta paroda yra nors ir pernai vyko, bet mūsų mokyklos mokiniai, kiek žinau, nedalyvavo. Tai tikslas yra išvažiuoti ir sužinoti iš tiesų, kasgi ten vyksta, o ten vyks edukaciniai renginiai. Tai labai bus daug įvairių seminarų. Seminarai organizuojami, kiek jau aš domėjausi, tai aktyvios įvairios pamokos. Per tas pamokas mokiniai susipažins su įvairiom naujausiom technologijom. Taip pat galės pasisemti idėjų, išbandyti savo kūrybiškumą, ugdyti savo kūrybiškumą. Ir manau, kad tiesiog bus didelė galimybė susipažinti su kitų mokyklų mokiniais, užmegzti ryšius, bendrauti galbūt ir virtualioje erdvėje, dalintis idėjomis.
Na ir žinoma, kad pasisėmę idėjų mokiniai, parvažiavę čia į gimnaziją, galės skleisti tai savo klasėse. Ačiū Jums už pokalbį. O dabar klausimėlis su šios savaitės profesorė Roma Ročkienė. Ką reiškia žodžiai katuko atako? Tai jeigu žiūrint iš anglų kalbos pusės, tai gal katinai atakuoja. Katuko ataka? Rokas, Tomas ir Julius ryškiai gal įsimylėję, gal šiaip pajutę vėlyvo rudenio įtaką. Tomas išvis net žodžių neišgirsta, Rokas irgi pasiklausė antrą kartą, koks tas yra žodelis, o Julius išvis svajojantis, padebesiais skraidantis. Ir jiems visiems atrodo, kad akatuka ataka tai yra katinų ataka. Nežinau tikrai. Neįsivaizduoju. Sakai spėt? Įrankis gal kažkoks, ne? Ir ką su juo reikia daryti? Žaist tenisą, va. Aš jį vadinu katuko ataku, va. Nu tai kačiukai. Nežinau. Koks iš kinų kalbos, gal koks, nežinau. Ne čia žemaičių. Žemaičių. Nu tai gal koks katinas tualete. Bet įdomiausia, kad Tautvydu visą tai siejasi su tualetu, kačiukas tualete. Kiek katinų? Taus klausimas. Ievai, tai čia aš norėčiau užduoti dar daugiau kokį žodelį. Čia už tos suktus klausimus per protų mūšį, kuriuos negalėjo rasti atsakymą. Matai, ir jinai ko negali nežinoti. Katuko atako. Tukutuko. Nežinau. Katuko atako. Labą dieną. Greta, ko gero, labai skubėjo į muzikos kabinetą, matosi, kad į Rusiją bėga. Jei ne tas be abejo buvo galvoje, mes šiemet tautosakos nesimokome. Ir be abejo, kad jūs labai įdomus ir išradingas atsakymas. Labą dieną. Kinietiškai. Čia lietuviškai ar ką? Žemaitiškai ar lietuviškai? Ką tu? Nežinau. Katuko. Ką reiškia katuko? Katuko atako. Katukas? Katukas? Katuk ataka. Tai gal katuką teikti, čia žargonas jaunimo. Drovioji Milena neapsiėjo be Dominikų pagalbos, tačiau Dominikas irgi neįtin ką galėjo jai pagelbėti, todėl kad tradiciniai pasakė, katuką teik čia. Taip, žinau. Tai Mažeikiuose reiškia kačiukai akli. Bet tai būtent Mažeikiuose? Nu, Žemaitijoje taip šneka. Aha. Ar kačiukai atsimerkė? Labai džiaugiuosi Ievos ir Viktorijos atsakymais, jie teisingi, Ieva iš karto žinojo tą atsakymą, o Viktorija netgi pademonstravo ir mane nudžiugino, kad ne veltui mes mokėmės 10 klasėje apie etnografinius Lietuvos regionus. Jis žinojo, kur Žemaitija ir žinojo, kokį miestą jį priklauso. Džiaugiuosi mūsų mokinių kūrybiškumu, tautosakos tokiu, kad neįtin, bet įdomiu supratimu. Ir manau, kad bent jau tikiuosi, kad po šito klausimėlio jie pasistengs sužinoti daugiau gražesnių žodelių ir įdomesnių žodelių ir ką jie gali reikšti. Pabaigai toks pasakymas, kaip galim susikalbėti dzūkas ir žemaitis. Eina žemaitis su dzūku tamsoje, naktį per lieptelį, per upelį, ir žemaitis sako, kaip tamsu, o dzūkas atsisuko, o aš kaip stumsiu tava, ir nustumė į upelį. Va taip, mokykimės tautosakos. O dabar komercinis pasiūlymas. Neskalbkite uniforminių švarkų skalbyklyje, nes ilgai netarnaus. Su jumis buvo Žiburių žinios. Orė bybė, ės bybagalė. Esi tu pagalį?
čia, kai atneša, žinai, žemaičiai labai atneša tokius cepelinus su riebiu užkulu, to padažu tokiu. Ir jie valgo, pavyzdžiui, vieną cepeliną, bet būna, kadangi sotusis, nu, kadangi normaliai padažas tas. Ir sako, man reikia važiuoti persirengti. Ir jie sako, o riebybė. O jeigu reibybė, riebo. Katuko atakų. Kokie? Katuko atakų. Pirmą kartą girdžiu. Lietuvių kalbos nesimoko. Jis skrenda kaip vėjas.